taip vadinamų laimės hormonų yra ne tiek jau ir mažai. Štai puokštė, gal ir neįprastinė tvarka. Melatoninas. Žinomas kaip miego būseną užtikrinanti medžiaga ir be jokios abejonės prastai miegantis žmogus ilgainiui nebus laimingas. Mes nekalbam apie vienos nakties nuotykius, mes kalbam apie chronišką prastą miegą. Melatonino trūkumas yra siejamas su depresijos simptomais. Endorfinai, mūsų pačių organizmo gaminamos opioidinės medžiagos, yra gaminamos mankštinantis bei judant, bijant, įsimylėjus, juokiantis lytinių santykių metu ir valgant šokoladą. Jei endorfinų turime daugiau, esam mažiau jautrus skausmui, jei jų turime mažiau, jaučiam mažiau teigiamų emocijų. Svarbiausia oksitocino funkcija yra stimuliuoti gimdos susitraukimus ir pieno gamybą žindant, bet jis taip pat atsakingas už labai platų socialinių, globos ir seksualinio elgesio formų lauką. Ilgi apsikabinimai ir ilgi bučiniai yra žinomi oksitocino gamybą ir laimės pojūtį skatinantis veiksniai. Adrenalinas arba epinefrinas paprastai siejamas su stresu, bet jis taip pat yra būdas veikti tikslingai ir produktyviai. Tyrimas rodo, jog didesnis adrenalino kiekis yra siejamas su stipresniu laimės jausmu. Nors adrenalino poveikis labiau panašus į kortizolio poveikį, bet su laimės jausmu paprastai siejamas žemesnis kortizolio lygis. Pakankamas arba padidėjęs norepinefrino kiekis yra siejamas su pozityviau spalvinamomis emocinėmis reakcijomis. Sakykime, kad jis keičia patiriamų emocijų interpretacijos stiprumą. Ir matyti, jei pozityvių emocijų nėra, arba jas nekreipiam dėmesio, tai nėra ką ir interpretuoti. Smegenyse turim endokanabinoidinę sistemą. Taip, todėl kanapių produktai yra siejami su pozityviomis emocijomis, nes turime tam skirtus receptorius. Bet šias medžiagas mes gaminamės ir patys. Endokanabinoidai reguliuoja uždegimą, kontroliuoja skausmą, veikia emocijas, atmintį ir motorinės funkcijas. Endokanabinoidai reguliuoja serotonino ir dopamino išsiskyrimą, stiprina atsipalaidavimą ir slopina nerimą. Tai jau turbūt labai geras pagrindas pozityviam emocijom. Jie vaidina svarbų vaidmenį emocinio atsparumo formavimėsi. Ir žinomiausi dalyviai. Didesnis dopamino kiekis smegenyse siejamas su laimės jausmu. Didesnis serotonino kiekis siejamas su stipresniu džiaugsmo, pasitenkinimo ir optimizmo jausmu. Sakykime, kad aišku, jog abu yra labai svarbus laimės pojūčiai, bet kuo tiksliai svarbesnis yra kiekvienas iš jų, gali tapti ir emocinio intelekto ir žodyno klausimu, juolab, kad abu dažnai veikia kartu. Laimė yra cheminis kokteilis. Be to panašu, kad smegenyse nėra tokio laimės centro. Tai labai sudėtingas reiškinys, atsispindintis daugelioje smegenų vietų ir jo galim mėgautis naudodamiesi tuo, kas jau nieko nebestebina, tačiau vis tiek yra negailestingai veiksminga. Saulė, judėjimas, apsikabinimai, prasminga veikla, įveikiami uždaviniai, kokybiškas miegas ir saikinga bei vertinga mityba. Tai to jums ir palinkėsiu. Taikos ir ramybės.